10 skyrius – eismo reguliavimo signalai. Šviesoforai. Ką čia mokytis visus mes to šviesoforų žinom? Nueina į egzaminą ir paspaudžia neteisingus atsakymus. Jeigu dega žalias, eismas leidžiamas visomis kryptimis. Jeigu yra tokia rodiklėlė, tai galit važiuoti tik rodiklėlės kryptimi. Tai jeigu, pavyzdžiui, reikia į dešinę, tai jūs jau žvalgysitės kito šviesoforo, kuriame bus rodiklėlė į dešinę. Vadinasi, ne į tą šviesoforą žiūrit. Pat yra šviesoforai su papildoma sekcija. Tai kai jinai dega, galit važiuoti į nurodytą kryptim. Na, aišku, jeigu dega į kairę, galima ir apsisukti. Nepriklausomai nuo to, ar čia raudonas, ar čia žalias. Na taip, tokia situacija gali būti, kad šviesoforas tiesiai ir į dešinę. Tai jeigu reikia į kairę, žvalgysitės kito šviesoforo. Pavyzdėlis, matom, dubliuotas šviesoforas, 2 komplektai. Tai vienas, reiškia, pirmesnis skirtas, 2 eismo juostos, tai kiekviena eismo juostai po savo šviesoforą. Tai kairė iš antros, draudžiama, o iš antros juostos žalias antrai juostai galima važiuoti. Net ir toks variantas gali būti, pavyzdžiui, Vokietijoje. Kaip pavyzdys, raudonas važiuoti tiesiai į kairę, bet į dešinę dega rodiklėlė ir iš pirmos juostos galima sukti dešinę. Jeigu mirksi žalias šviesoforas, tai jūs įspėja, kad užsidegs draudžiamo šviesoforo signalas. Regitroje labai svarbu, ką darysit, kai mirksi žalias. Lėtinsit ir sustosit. Nu, nebent negalit jau gražiai sustoti ir jau esat gan arti ir greit važiuojat, koks 20 metrų iki šviesoforo, pradėjo mirksėti, nu tada pravažiuosit, jeigu jūsų ten greitis buvo gan spartus 50, pavyzdžiui, km per valandą greitis. Nes jūs žaidžiat regitroj su kritinė klaida. Nes jeigu jūs įvažiuosit į sankryžą, kai užsidegė geltonas, o sankryža ta stop linija, kirtot stop liniją ir užsidegė geltonas, įvažiavot per draudžiamą. O jūs iš anksto informavo, kad jau bus tuoj geltonas, tai jau niekaip nebeišsuksit, jau bus kritinė klaida, nes jau mirksėjo. Na, nebent būtų taip, dega žalias ir be mirksėjimo jis blikti geltoną. Kai kurie tokie šviesoforai būdavo seniau, dabar tokių nebėra. Va tada dar būdavo galima įvažiuoti per geltoną, nes mes iš anksto nebuvom informuoti, kad jau tuoj bus draudžiamas šviesoforo signalas. Žodžiu, kai mirksi, jeigu galit gražiai sustot, sustojat. Na, žmogaliukas žalias leidžia eiti pėstiesiems, žalias dviračiukas leidžia važiuoti dviračiais ir elektriniam mikrojudumo priemonėm ir motoriniais dviračiais. Na, šviesoforas su rodiklėm ant draudžiamųjų signalų, ant raudono, juodos tokios, ne, tai nurodo pagal tą šviesoforą, kur bus galima važiuoti, kai užsidegs žalias. Tai jūs taip žinot, ar jūs į tinkamą šviesoforą žiūrite. Jeigu aš noriu sukti kairę, man šitas šviesoforas netiks, vadina žvalgysiuos kito šviesoforo. Geltonas draudžia eismą. Geltonas įjungtas kartu su raudonu draudžia eismą ir dar vienas įspėja, kad pasikeis signalas ir bus leidžiamas eismas. Tai 2 dalykus paspausit regitro egzamine. Geltonas mirksintis įspėja, kad sankryža ar perėja yra nereguliuojama. Vadinasi, vadovausitės pirmumo ženklais ir kitais ženklais. Geležinkelio pervažoje mirksintis baltas įspėja leidžiamas eismas per geležinkelio pervažą, bet jeigu yra stop ženklas, vis tiek prie jo privalot sustoti ir vis tiek turit viską apsižvalgyti. Tai realiai kaip ir didelio skirtumo jums nėra. Tik tai gal tiek įspėja, kad ne raudonas dega. Taip pat geležinkelio pervažo yra pakaitomis. Mirksintis raudonas, tai reiškia per geležinkelio pervažą važiuoti draudžiama. Raudonas žmogeliukas draudžia pėsčiųjų eismą, raudonas dviratis draudžia dviračių eismą. Na ir reversinis šviesoforas. Tai visas tas šviesoforas yra skirtas vienai eismo juostai. Tai kaip pavyzdys, čia vidurinė, pavyzdžiui, eismo juosta yra skirta reversiniam šviesoforui. Tai pavyzdžiui, 2 juostos į tą pusę važiuoti, 2 juostos prieš priešinio eismo važiuoti ir viena vidurinė skirta kaip ir tiem, bet iš tikrųjų yra nustatyta kam ir kada. Tai dabar jeigu jūs važiuojat ir matot žalią tokį, ne? Tai vadinasi, reversinė eismo juostui galit būti iki šviesoforo ir už šviesoforo. Jeigu važiuojat ir matot raudoną, tai reiškia jau negalit toj eismo juostui būti ir jokių būdų ją negalit persirikiuoti. Tai jeigu joje būtumėt, tai iškart išvažiuotumėt, ir į ją neįvažiuotumėt. Jeigu dega geltonas, tai reiškia, iki šviesoforo privalot persirikiuoti iš tos eismo juostos ir išvažiuoti iš jos. Realiai, kai jau matot, jau ir išvažinėja. Kur galima panaudoti reversinę šitą eismo juostą? Tarkim, per tiltą, vienintelė vieta, kur buvau matęs Lietuvoje, kur buvo padaryta, Aleksoto tiltas, tai buvo 2 juostos taip ir viena vidurinė tiems arba tiems. Į piką ryte į vieną pusę, pikas vakare į kitą pusę. Tai padaro 2 juostas, pavyzdžiui, ryte į tą pusę, o 2 juostas padaro į šitą pusę vakare. Ir taip padidina tilto pralaidumą, kai daug mašinų. Bet ten dabar kažkaip kitaip išdėlioja. Šviesoforo signalai išsidėsto nuo viršaus į apačią, raudonas, geltonas, žalias. Kai horizontalus šviesoforas,
tai tada raudonas, geltonas, žalias, iš kairės į dešinę. Na, dar turim tokią papildomą lentelę prie šviesoforo. Ne sekcija pačioj šviečianti šviesoforą, o papildoma lentelė. Tai kai yra raudonas ir papildoma lentelė, tai per papildomą lentelę suteikia teisę pravažiuoti per raudoną į dešinę. Tik privalot visiems eismo dalyviams, pėstiesiems ir taip toliau duoti kelią. Ir privalot sustoti prie stop linijos. Važiuojat, sustojat, visus praleidžiat ir tada, jeigu saugu, pasukat į dešinę, net per raudoną. Na, o jeigu dega žalias, tai tada jinai kaip ir nesvarbi, tiesiog jūs sukat į dešinę įprasta tvarka. Na, dar toks vienas dalykas, būtinai gal paminėsiu, kad jeigu yra papildoma sekcija, tai jeigu mes atsistojom į tą juostą ir užsidegė papildoma sekcija, pavyzdžiui, dega raudonas ir papildoma sekcija, ir mes norim važiuoti tiesiai. Tai reiškia, jeigu mes esam pirmoje juostoje, mes privalom nesustabdyti visų norinčių sukti dešinę, ir netgi jeigu nenorim pasukti dešinę, privalom paimti ir pasukti dešinę. Bet šitas reikalavimas pasukti dešinę nėra privalomas prie papildomos sekcijos. Tai nesumaišykit to dalyko su papildoma sekcija, su šituo ženklu. Čia pasukti dešinę jums neatsiranda privaloma. Ir dar, kai spręsit sankryžas, yra svarbu, kad tikras žalias yra pirmiau už papildomą sekciją. Pavyzdžiui, vienas atvažiuoja per tikrą žalę, o kitas atvažiuoja per papildomą sekciją. Tai tas, kuris važiuoja per žalę, yra pirmesnis už papildomą sekciją. Tai praėjom vieną dalį 10 skyriaus eismo reguliavimo signalų šviesoforai.